Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Aš esu 80-ųjų metų kartos buvęs Kauno Žalgirio komandos kapitonas Mindaugas Arlauskas. Kviečiu žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. 24 gruodžio 19-ąją Ispanijoje savo 60-metį sutiko Arvydas Sabonis. Dar kartą visų mūsų programos žiūrovų vardu sveikiname šauniai Sabą ir tą progą jam skiriame štai mūsų laidos Krepšinio pasaulyje garbės ordiną. Nuotaika prieš Žalgirio ir Asvel rungtynes buvo nuostabi. Deja. Akivaizdu ir įtikėtina, Žalgiris pralaimėjo 72-78 paskutinės rungtynes savo arenoje. Kas kaltas? Kamuolys nekrito į varžovo krepšį. Nieko, bus dar 2 pergalių, o rungtynes komentuoja 2 buvę auksiniai žalgiriečiai Mindaugas Arlauskas ir Sergejus Jovaiša. Prancūzai atvažiavo tikrai labai pasiruošę, geros nuotaikos. Jie laimėjo keletą pergalių pastaruoju metu ir jaučiasi pakankamai užtikrintai. Vilerbanas gera komanda, turi gerų metikų, turi Dekolo, turi gerų organizatorių, tikrai komanda gera, bet tai nereiškia, kad mes turim atsilikti nuo jų. Man kelia nerima mūsų prastokas puolimas. Tiesiog prancūzams sekasi, mums ne. Mūsų snaiperiai beveik negauna tokių gerų padėčių, o prancūzai žaidžia ir jų tolimi metimai drasko mūsų pastangas gintis. Kažkur Volkeris prapuolęs, tikiuosi antroji pusė mes jį pamatysim tokį, kokį mes norim jį matyti. Gerai, kad pirmą puslaikį užbaigėm 2 Francisko tritaškiais. Skirtumas šioks toks padaresnis. Negali šitas duetas pastoviai žais tokiais dideliais apsisukimais. Vienas už visus, visi už vieną. Tokių motyvų ir norėčiau palinkėti, kad prasidėtų antroji rungtynių pusė. Žalgirio vyriausiasis treneris Andrėja Trincheris sakė, statistika gali būti apgaulinga. Mes geriau metėme 2 taškus, panašiai 3 taškus, atkovojome daugiau kamuolių ir atlikome daugiau rezultatyvių perdavimų, bet pralaimėjome rungtynes. Pirmoji pusė, ypač gynyboje, tai kur bebestum pirštu, turbūt ten ir sakytum, kad ir čia blogai, ir ten blogai. Patys išsikasėm duobę, patys turėjom kapstytis ir šiandien išsikapstėm. Apsupta žurnalistų, Francisko samprotavo. Sunkus vakaras mums, bandėme vykdyti rungtynių planą, bet prieš atletišką komandą tai buvo sudėtinga. Prametėme laisvų metimų, prastai pradėjome pirmąjį kėlinį, klydome. Tikėjomės tokių rungtynių klampių, nešvarių, tai, kaip sakau, neatradom ginklų puolime, to, ką turėjom padaryti, neradom irgi ginklų gynyboje, nesustabdėm jų, daug lengvų taškų susimetė, tai taip ir gavos. Visa komanda išėjom, ypač trečiam kėlinį su kitokia agresija ir tas iškart pasijautė. Gaila, kad neperlašėm tų rungtynių, kai atrodė, kad turėjom galbūt ir kažkokią galimybę. Ar trūko Volkerio indėlio? Ne tik jo, trūko visų vyrukų. Negalim irgi mes visą laiką būti, sakyti, tiklonio komanda, nes varžovai irgi tai mato, kaip puikiai įsižaidė pastaruoju metu, tai nieko nuostabaus, kad tikrai bus kažkokios korekcijos iš varžovų pusės. Susirūpinęs atviravo Brady Manek. Rungtynių gale tiesiog bandėme sustabdyti juos gynyboje, bet jie pelnė lengvus taškus. Turime būti fiziškesni, išpildyti net ir mažas detalės su didelė energija. Tie turbūt 2 pralaimėjimai jie labiausiai ir kaip sakyti, tokį paveikslą nudažo tamsesnėms spalvom. Liūdna, bet faktas. Kalėdų senelis nepadovanojo Žalgiriui pergalės. 72-78. Kauniečiai pralaimėjo Vilerbano Asvel komandai. Kaip čia atsitiko? Kas kaltas? Taip, Kalėdų senelis prarado žadą. Ką darysi?
visada smagu, kai laimi Žalgiris. Štai ir Berlyne jie net 86-66 nugalėjo Albą. Laksto žali ir geltoni ant Berlyno parketo ir varo vienus į neviltį, o kitus pakelia iki aukščiausio Vokietijoje – Berlyno televizijos bokšto. Svetimas tribunas okupavę žalieji taip įsiaudrino, kad ne tik skandavo šlovindami Kauno komandą, bet ir švilpė prieš geltonuosius. 80 metų Žalgiris išsaugojo ne tik savo garbingą vardą, bet ir kovinę dvasią. O 35 Alba, kurios istorijos metraštyje įrašyti ir lietuviai Martynas Mažeika, Marius Grigonis ir Robertas Giedraitis ne tik Europoje, bet ir Vokietijoje priduso. Jau po 10 minučių geltonieji turėjo -22, nors trečiajame kėlinuke kiek pasispardė ir priartėjo iki -9. Tačiau uraganiškos žalgiriečių atakos ir vis keičiami gynybos tinklai atnešė rekordinį laimikį. 26 taškų skirtumą. Įžūlūs svečiai šeimininkams leido įmesti tik 66 taškus, nes viską darė pagal italo Andrea Trinchieri maldaknygę. O ispanas Israelis Gonsalesas 3 sezoną Berlyne kankinasi, nors ir baigęs puikaus tautiečio Aito Garcijos Reneseso krepšinio studijas. Kažin, ar dar suteiks Izraeliui vieno sezono pataisą klaidoms ištaisyti, nes be krepšinio pergalių išdžius ir Spree upė Berlyne su tokia Alba. Albatrosas, didžiausias skraidantis paukštis, nenusileidęs gali nuskristi net 15 000 kilometrų, kai Žalgirio vyrai, pradedant mažiukais ir baigiant ilgakojais, užtikrintai skraidė arenoje ir skrodė krepšinio tinklelį. Po triuškinančios pergalės šalia 1998 metais nugriautos Berlyno sienos kauniečiai įrodė, jie neatsitiktinai sezono pradžioje buvo Eurolygos pergalių vėliavnešiai. Paskui rudens vėjo plaistoma žalioji kiek nusileido žemyn, tačiau antradienio vakarą Žalgiris vėl pakilo iki 3 laiptelio. Džiaukimės, bet santūriai, nes outsideriai tai ne auksinę prabą atitinkantis Eurolygos išrinktieji, bet ką turim, tai jau turim. Pergalę Eurolygoje 86-66. Vilniaus Wolves Europos taurės rungtynės žaidė Vokietijoje ir pralaimėjo 91-114 Ulmo Ratio Pharm komandai. 5 vilkeliai nabagėliai ir vėl iš baimės tirtėjo Europos taurės maratone. Šįkart priešo teritorijoje, Vokietijoje. Tai patvirtina jų -23 taškai. Pažemino vilniečius vėl tie patys Ulmo miesto klubo krepšininkai, kuriems ir Vilniuje Wolves pasidavė, bet kiek švelnesnių 18 taškų skirtumų. Tai tik gėda. Ar jau ir bėda. Nuo nelaimių net ir keturkojai neapsaugoti. Mūsų sostinės antroji komanda gal dar ir Ryto fanų prakeikta. Atsikratęs užkalbėjimų žingsnelis po žingsnelio, Wolves kiekvieną kartą artėja prie grobio, kurio vardas pergalė. Pasigavo stiprius priešus ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Dar vėl nei šiokį, nei tokį yra užsienyje. Viena tikrų vilkų pusė yra baimė, o kita drąsa. Vilniaus naujokai atrodo nedaug turi ir vieno, ir kito. Gal dėl to, kad yra sotus, nes rūpestingų ir sumanių šeimininkų penimi, truškinančiai pralaimėti Ratio Pharm, Gedimino miesto pasiuntiniai neturi teisės. Kodėl nuo pirmųjų minučių svečiai buvo įspiesti į kampą ir šeimininkų jėmi, antrajame dar bandė po 1 ar 5 gelbėtis, bet vokiečių komanda lemiamą etapą pradėjo turėdama +26 taškus. Keičiami mūsų krepšinio ansamblio vadovai, solistai, bet tikslios gaidos, kaip ir žaidimo darnos, vis nėra ir nėra. 33 metų sulaukėme krepšinio pasaulyje, į viską žvelgiame linksmai, be tragedijos motyvų, nes ir taip jau skaudu sergantiems. Todėl ir baigėme savo pastebėjimus lietuvių liaudies išmintimi. Bėga vilkas, tunka vilkas, guli vilkas, džiūsta vilkas. Wolves tikrai bent savo Twinsbet guolyje prabus, jeigu bus kam pažadinti. Sveikiname Vilniaus Rytą,
kuris FIBA čempionų lygoje Lenkijoje Vroclave nugalėjo Šlionsk komandą. Prie Neries kitas išaušojo Rytas. Jis ne bet koks, o LKL čempionas. Vilniaus Rytas kartu su pirmosiomis žiemos snaigėmis Vroclave užsidėjo baltą aprangą, o Šlionskas tamsiai žalią. Kiek panašiai Kauno Žalgirio. Lenkijoje vilniečiams tikriausiai iš karto pasivaideno Nemuno ir Neries santaka, kurioje Žalgiris gruodžio 8-ąją užtemdė Rytą. Lyg uraganas su pavasariniais šaibais Vroclave sužibėjo kauniečiai Ignas Sargiūnas ir Tomas Masiulis. Vilniečiai Ąžuolas Tubelis ir Margiris Normantas, visi jie skrodė beveik nedengiamą šeimininkų krepšį. Jeigu sostinės vyrai ir nepataikė, bet jų rankos lyg magnetas traukė tą oranžinį turtą. Iš viso svečiai po krepšiais sugrebė net 57 kamuolius ir 32 šansų buvo 100%. Galėjo Rytas iš karto parklupdyti Šlionską, bet visas mūsų komandas tas pats virusas persekioja ir neleidžia ramiai sulaukti finalinės sirenos. Vroclavo penketukas, kuriam šis susitikimas buvo tik garbės reikalas, paskutinėme kėlinyje atkuto, prisiartino, bet nepavyko. Kovingi atvykėliai greitai pasakė ate ir pabėgo į 10 taškų užuovėje. Vilniaus Rytas FIBA čempionų lygos F grupėje įsitvirtino pirmosios vietos soste ir tiesiai bei krintamųjų pateko į FIBA geriausių komandų 16-tuką. Jau kitąmet jie J grupėje po 2 rungtynes žais su kitom 3 komandom, kad ir prieš jas laimėtų, ką Rytas padarė su Šlionsku. 98-88. Pirmyn vilniečiai! Tokia buvo pirmoji mūsų laidos dalis. Dabar pailsėkite ir vėl sugrįžkite į krepšinio pasaulį, bet su gera nuotaika. Žodinį sutikimą turim Sabonių Aušrinės. Neįtikėtina, nuostabu, džiaugiamės. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Sybet, Spielautomaten, Sybet, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Esu Algirdas Vaicekauskas, klaipėdietis, Klaipėdos sportininkų namų istorikas ir kviečiu visus žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Europos taurės rungtynės Panevėžio Lietkabelis žaidė Salonikose ir pralaimėjo Aris komandai 66-81. Kur, kas ir kodėl šiais metais skandino Lietkabelio pergalės? Mes negalime atsakyti. Tik žinome, kad panevėžiečiai priburbuliavo Maščio ežere, kur per LKL rungtynes Telšiuose juos įstūmė žemaitiška nelaimėlė Basket de la Mode. O 24 gruodžio 17-ąją jau Egėjo jūroje Salonikų krepšininkai atsikratė atsibeldžiusių Lietkabelių ir spalio 8-ąją Nevėžyje graikai lengvai paskandino bedvasių šeimininkus, pasiekę pergalę +18 Kalnapilio arenoje. Salonikuose antrame pagal dydį po Atėnų senosios Elados žemėje nedaug buvo šeimininkų komandos gerbėjų. Niekam juk neįdomu, kai susitinka prasčiausios Europos taurės komandos, kurios lyg du ožiai susitikę ant tiltelio negali vienas kito įstumti vandenin. Aris ir Lietkabelis ilgai nuobodžiai vienas kitas stumdė, baksnojo lyg lygiųjų norėdami ar aukščiau bambos negalėdami iššokti. Kai graikams, bet ne jų legionieriui tautiečiui Georgijos Kalaizakiui kantrybė baigėsi, jie Sirtakį pasiūlė vyšniniai Lietuvos komandai, kuri antrą kartą šiame sezone vėl pasidavė. Iš 3 tiek jų yra sukrapštęs ir Lietkabelis laimėtų rungtynių, Salonikų vyrai 2 iš jų pasiekė prieš pavargusi 60-metį Lietkabelį. Graikų klubas kur kas vyresni, jam 102 ir geresnis, o gal dėl to, kad jo vardas ypatingas, juk Aris tai mitinis karo dievas, o kurie dievai
Panevėžį ir Lietkabelį globoja, geriausiai pažįstame prezidentą Alvydą Bieliauską, praradusi 7 metus buvusi talismaną klubo direktorių Martyną Purlį. Jo kėdėje atsidūręs karštas krepšininkas Jonas Mačiulis kol kas tegali tik žodiniais velniais žaidėjus pagąsdinti. Klausimas, ar skęstančiųjų gelbėjimas tikrai yra pačių skęstančiųjų reikalas. Kartojame, Salonikose pralaimėjome 66-81. Panevėžio Lietkabelis penktadienį žaidė atkeltas rungtynes su Valencija, kurią tada, kai turėjo rungtyniauti, užklupo uraganas. Džiaugiamės. Netikėta, bet graži Lietkabelio pergalė. Neįtikėtina, nuostabu, džiaugiamės. Panevėžiečiai po pratęsimo 107-106 parklupdė Ispanijos ir Europos taurės lyderę Valenciją, kuri likus pusei minutės pirmavo 2 taškais, bet Dovio Bičkausko ir Gabrieliaus Maldūno duetas viską padarė, kad 2 taškais priekyje vėl būtų Lietkabelis. Ispanijos komanda dar turėjo šansą laimėti, bet šį kartą krepšinio tėvai išgirdo baltai apsirengusių maldą, atleido visas nuodėmės ir kartu džiaugiasi su pergale, kuri neatsitiktinė. Šeimininkai rungtynių viduryje turėjo 2-ženklį pranašumą. Nenadas Čianakas be pilnai sukomplektuotos komandos sugebėjo vyrus įkvėpti, kad jie pasivytų šeimininkus, išlygintų ir net laimėtų be pratęsimo. Su pergalingomis kalėdomis Panevėžio Lietkabelį. Visos šventės, kaip ir kalėdos, suvienija šeimas. Ir dar yra vienas faktas, kuris negali nedžiuginti. Jau 48 kartą Uostamiestyje buvo surengtas Kazimiero Budrio šeimų krepšinio turnyras, kurį dabar sėkmingai tęsia entuziastas, Klaipėdos sportininkų namų istorikas Algirdas Vaicekauskas ir šlovė jam. Pasibaigė 48-asis tarptautinis šeimų krepšinio turnyras Kazimiero Budrio taurė. Prieš 48 metus prasidėjo ir tęsiasi. Ir ko gero jis tęsiasi iki 50-ojo, nes žodinį sutikimą turim Sabonių Aušrinės, kad 50-ajame sudalyvaus Saboniai. Šiemet turėjom debiutantus Norkus. Antri liko Nausėdai, įtemptoj kovoj, kovodami su kauniečiais Šliogeriais. Antrą vietą iškovoję Nausėdai yra buvę ir turnyro nugalėtojais. Matėm gražų finalą ir kauniečiai įsiveža taurę. Na ir sveikinam juos.
Tai turnyras ne dėl medalių, ne dėl taurių. Tai turnyras yra dėl giminės susibūrimo, dėl tradicijų tąsos. Jie turi galimybę nuvažiuoti prie jūros, pabendrauti, pasirgti už savo komandą, įleisti piplius į aikštelę, užšauks iš jų galbūt ir didelės krepšinio žvaigždės, kuomet mes didžiuosimės, kaip didžiuojamės, kad šiame turnyre dalyvavo ir dabar NBA žibantis Domantas Sabonis. Ačiū Vidui Mačiuliui už metraštį, už istoriją, už tąsą, už tai, kad mes esame matomi, už tai, kad mes esame žinomi. Kviečiu visus dalyvauti atrankoje, patekti į turnyrą, susiburti. Tai yra iš tiesų graži, šilta tradicija susiburti šeimų krepšinio komandos. Arvydas Sabonis prieš 42 metus baigė Kauno 5-ąją vidurinę, kuri dabar yra Vinco Kudirkos gimnazija. Tai buvo krepšinio klasė. Visos merginos ir visi vaikinai treniravosi, žaidė ir kai kurie dar dabar žaidžia už veteranus. Juozas Valiušaitis, Arvydo Sabonio klasės draugas, yra paruošęs filmą apie krepšinio klasę. Dabar trumpa ištraukėlė, kurie pamatysite Arvydą Sabonį. Traukėlės atakuojam kur kas geriau. Aš jaučiuos kaip krepšinio magas ir galiu nemesto įdėt. Aš po aikštelę lakstau zigzagais. Treneri Kavlauskai turi manim patikėt. Ulala, hei, hei, ulala, hei, hei. Lyga šitą davė mums Dievas. Eurolyga, žalgiriečių žino kiekvienas. Ulala, hei, hei, ulala, hei, hei. Lyga šitą davė mums Dievas. Eurolyga, žalgiriečių žino kiekvienas. Net ir aš. Ulala, hei, hei, ulala, hei, hei. Lyga šitą davė mums Dievas. Alleluja! Eurolyga, žalgiriečių žino kiekvienas. Ulala, hei, hei, ulala, hei, hei. Lyga šitą davė mums Dievas. Eurolyga, ant kalno būrai, joja lietuviai. Viskas, atsisveikiname, kad susitiktume paskutinėje 2024 metų laidoje Krepšinio pasaulyje. Iki pasimatymo. Sybet, ruletka, Sybet. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.